laukti. Ačiū nuoširdžiai, gerą vakarą visiems. Iš ties yra dėl daugelio priežasčių didelė garbė būti kiekvieno jūsų akivaizdoje ir būti šitoj salėje. Jau antrą kartą mes įsiklausom į pakankamai rimtus pamastymus ir šiandieną manau, kad iš išgirstų žodžių vienas terminas, viena savoka tampa pakankamai artima kiekvienam iš mūsų. Jis nėra tolima mūsų fiziniai patirtį, bet tampa labai aktuali šiandieną. Tai yra tremties patirtis, tremties savoka. Šiandieną nemaža inteligentijos dalis, o turbūt visa inteligentijos dalis išgyvena šitą tremties savoką. Ir turbūt šita tremties savoka šiandieninė nepriklausomai Lietuvoje yra pakankamai skaudžiau išgyvenama negu kažkada įvykusi fizinė tremtis. Šiandien mes jaučiamės didžioji dalis visuomenės ištremti į visuomenės paribius. Prieš 20 metų, kai Seimo lange stovėjo altorius, niekas nesigėdijo, niekas nekelia klausimų. Kai prieš 20 metų minia stovinti prie Seimo ir prie televizijos bokšto laiką rankoje rožinį, niekas nekelia klausimų, niekas nesigėdijo. Kai prieš 20 metų tauta dieną naktį kalbėjo Tėve mūsų maldą ir ta malda buvo saugusi su mūsų kvėpavimu, niekas nesigėdijo. Šiandieną mes gėdėjomės. Gėdėjomės šiandien visų tų vertybių ir jas į užribį išmetame, kurio pagrindu mes kiekvieną sugebėjome įnešti asmeninį indėlį į Lietuvos ir valstybės gyvenimą. Kasgi išryškėja tremties savokoj? Tremties savoka visą laiką atidengia tamsybių vietą. Šiandien girdėjau labai daug garbingų žmonių pasisakymų, prieš kuriuos lenkiu galvą, jie atidengia tą tamsybių vietą. O kas yra tamsybių vieta? Tai vieta, kurioje žmogus yra praradęs artumo ryšį su. Kaip kunigas sakau su Dievu, kaip valstybės pilietis sakau su kitų piliečių. Kaip tautos žmogus sakau su savo tauta. Ten, kur prarandamas artimumo ryšys, prasideda visos problemos. Jau kur kyla susiskaldimas. Susiskaldimas gimsta iš pasakyto grubaus žodžio, be pakankamai grubių veiksmų. Šiandieną mes matome, kad nemaža visuomenės dalis, inteligentijos dalis yra paliesta to grubaus iš žodžio kylančio atmetimo. Jeigu mes liktume vien tik tai šitoj salėje, šitose forumuose verkšlenanti visuomenės dalis, turėtume po geros valandos išsiskirstyti ir daugiau niekada čia nesusirinkti. Verkšlena visa tauta. Bet tas verkšliavimas kažkaip tai baigėsi didžiuosiuose prekybos centruose su vos pastumiamais karučiais. Taigi turime atsisakyti kaip inteligentija ir tam, kam rūpi Lietuva, atsisakyti pirmiausia verkšlenimą. Ir tai vienas iš atsakymų, kas žinai reikia, kad mes pradėtume būti matomi, atsisakyti būti mine, atsisakyti būti ištirpusią masę, atsisakyti tam, kad prisimčiau asmeninę atsakomybę įgalinti. Šiandien aš matau vieną iš mūsų visų ypatingai svarbią užduotį – įgalinti vienas kitą mylėti, kartais labai neįgaliai atrodančią savo valstybę. Įgalinti mylėti tą valdžią, kurią mes patys išsirenkam. Artėja savivaldos rinkimai. Ir aš jau kaip valstybės pilietis, ne kaip kunigas, bet kaip valstybės pilietis matau vėl, kaip yra išmaniai sukoronizuota sunaikinti ir praryti nepriklausomus kandidatus. Dar net neištraukti numeriai, bet jau yra sudarytos nepriklausomų koalicijos. 20, 30, 50 žmonių ir ten stovi vadai, politikai, jie bus vėl visi suvalgyti. Tai gudriai paruoštas dar vienas suvalgymo scenarijus. Šiandien mes turime įgalinti. Bet kas tam reikalinga? Reikalinga vienybė. Ir jau 3 metai tenka dirbti pakankamai įdomiose pareigose, aš po truputį, kai jau baigiu, kai pamatau, kaip šiandien yra sudėtinga kreiptis į inteligentiją ir pabandyti sutelkti to žmonės dėl esminių dalykų. Aš suprantu, kad dailininkas gali nesuprasti ekonomikos.
Suprantu, aš kaip kunigas galiu nesuprasti politikos. Suprantu, kad rašytojas gali būti svetimas kažkokių tai pinigų judėjimas. Bet jeigu šiandieną po 20 nepriklausomybės metų vertybiniai dalykai guli konstitucinio teismo stalčiuose ir mes verkšlenam, kad pakeitė pavadinimą, nepakabino parodos, netokią parodą, aš dabar iš vis bijau net kalbėti, būti labai neišsivlavinusiu, nes kažkas pabandė pakritikuoti vamzdį kyšantį iš Neries, buvo pavadintas kaip labai didysis progresinio meno stabdis. Aš bijau net kritikuoti tą vamzdį, nes ir taip mes bažnyčia stabdys. Taigi šiandien mes matome, yra tam tikri dalykai, kuriuos turime atkreipti dėmesį, atsisakyti verkšlenimo. Ir pamatyti, kiek mūsų čia daug yra. Mes tikime ir mylime tą kartais neįgalę savo valstybę. Ir toje meilėje mes turime susivienyti, tai reiškia, vertybėse mes turime kalbėti vienu balsu. Neseniai man teko ir pačiam prisidėti renkant balsus arba parašus inteligentijos visuomenės žiedo, šeimos apibrėžimo klausimų, gyvybės apibrėžimo klausimų. Mane mandagiai išklausė ir palinkė geros dienos. Tai ar menininkui, dailininkui gyvybė nerūpi? Ar poetui valstybė, kurią jis apdainuoja, nerūpi kokiu keliu eina? Taigi turime iš tikrųjų įgalinti į asmeninę atsakomybę ir vengti bet kokio suskilimo. Jeigu šiandieną inteligentija, kurį matau, yra pakankamai nutolusi viena nuo kitos grandies ir susiskaldžiusi inteligentija, tai rakštis, kurią turime kiekvienas asmeniškai ištraukti. Skaudės, bet turime ištraukti. Ir tik tada, kada mes išliksime tais inteligentais, kur karta iš kartos atidengiamas stokojančio, bet oraus piliečio veidas, neturinčio, bet ištikimai tarnaujančio savojam kraštui piliečio veidas. Ir kai tai bus sakoma savo aplinkoje tiems, kurie į mus žiūri, tai matau vienintelė išeitį, kada gims Lietuvos sąjūdis, kada atgims visų mūsų meilė. Ir tai yra kertiniai akmeniai, kurios pastatę mes galime statyti toliau valstybės rūmą. Taip mes nusiviliam. Ir nusivylimas kartais būna teisėtas. Bet būna turbūt skaudžiausias nusivylimas to, kuris kūrė šitą Lietuvą ir paskui atsistoja prieš jauną žmogų ir pasako, važiuok tu iš čia. Turbūt toks nusivylimas yra skaudžiausias nusivylimas. Ir kai dar šiandieną po 20 metų mužavi visą tai, kas yra tarybinio, maiste, drabužiuose, kitose dalykuose, mes ilgimės jų, mes perkam juos. Ir tokiu būdu paskui atsistoja, sakom, o mes esam užribėje. Tai kodėl mes būdami užribėje palaikom tai, kas mus laiko užribėje? Dėl to mano nuoširdus ir kaip kunigo, ir kaip jauno žmogaus palinkėjimas, čia esantis įgalinkim vienas kitų pasitikėti. Mes turime tik vienas kitą ir to pačiu net vienas kitą. Įgalinkim išrauti inteligentijos susiskaldimo rykštę, nes esame susiskaldę. Ir turime suprasti vienintelis dalykas. Vienintelis gėris yra tautos bendrasis gėris. Ir mes niekada neišspręsime jokios problemos valstybėje, kai prieš tautos bendrai gėrį mes bandysime prakišti asmeninį gėrį. Jeigu bandysime kažką prekišinėti, mes niekiek nesiskirsime nuo tų, kurie ateina ir į mūsų gyvenimus nusivalo savo batus, purvinus batus. Ačiū.